Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Dar XIX amžiuje Anglijoje senųjų pastatų apsaugos draugija rašė, kad jų nykimą reikia atitolinti kasdieniais priežiūros darbais. Smulkus kasdieniai priežiūros darbai padės ne tik išsaugoti ateičiai paveldo vertę įkūnytą autentiškose elementuose, medžiagose, jų apdirbime, tačiau ir sutaupys didžiulius kaštus būsimiems remontams. Tokiu atveju, jeigu jūs apleisite įsisenėjusią problemą. Priežiūra yra visą laiką pigiau ir lengviau nei remontuose. Tačiau remontuoti yra geriau nei keisti naujais elementais. Štai todėl Fixus Mobilis specialistai nori jūs supažindinti su bendriniais istorinių pastatų prevencinės priežiūros principais. Mariau, senovinių statinių priežiūra yra privaloma, bet didžioji dalis tikrai valdytojų nežino, nuo ko pradėti. Tai nuo ko prasideda statinio prevencinė priežiūra? Pats pirmutinis svarbiausias dalykas, nuo ko reikėtų pradėti, tai tiesiog pažinti savo pastatą. Pažinti jo istoriją, bus patyręs begalę remontų, perstatymų, panaudota visokių medžiagų. Gali būti gyventas nesilaikant projekto. Reikia pradėti domėtis tiesiog fizinę pastato būklę. Ir tam nebūtina jokių ypatingų priemonių, tiesiog pradžiai aš siūlyčiau pradėti fotografuoti ir žymėtis. Stebėti pastatą visais metų laikais ir bet kokiu oru. Pasikabinti lietpaltį, pasidėti skėtį, kad galėtum su fotoaparatu fotografuoti ir per artimiausią liūtį išeiti, apeiti pastatą ir tada pasimatys labai daug dalykų, kurių galbūt nenorėjai matyti, bet jos reikia stebėti. Kiek aš galiu kaip šeimininkas restauruoti, taisyti, nes tai yra kultūros paveldas ir tai skamba taip pompastiškai, kad net baugu prisiliesti. Tu iš pradžių galbūt turėtum apie save galvoti kaip apie tokį tyrėją ir atradėją. Vien tik tai tas dalykas, kad tu stebėsi, fiksuosi, jeigu galbūt įsirengsi plyšių matuoklį, galbūt nusifotografavęs prieš mėnesį, prieš metus ar kelis metus palyginsi, tavo atmintis jau greičiausiai nebeprisimins, kaip buvo, bet jeigu tu turėsi užsivedęs kažkokį tai folderį apie savo namą, įsivedęs adresą ir ten dėsi nuotraukas ir bet kokius pastebėjimus, kas buvo atlikta, ką pats padarėjai. Tiesiog gali pamatyti, kad 2016 metais visiškai viskas dar buvo gerai, o dabar jau tinkas nubyrėjo. Tad tuomet gali pradėti ieškoti problemų. Kas atsitiko per šitos kelis metus, kur buvo klaidos, kas nepadaryta. O kaip pastatą reikia apžiūrėti ir nuo ko pradėti ir ką fiksuoti? Tų metodikų, kaip apžiūrėti pastatą, tai yra daug. Mes savo darbe Fixus Mobilis susidalinam pastatą ir jo elementus į 6 dalis. Esminį dalyką, nuo ko mes pradedam, tai yra stogas ir virštoginiai elementai. Tai reiškia, tu tiesiog nuolatos turi galvoti apie, ar tavo pastatą nepatenka vanduo vienais ar kitais būdais. Kaip dažnai reikėtų apžiūrinėti stogą? Stogą gal aš nežinau, kartą į metus pažiūrėti, taip jau. Kartą į metus pasistengti? Pasistengti vizualiai apžiūrėti stogą, kiek galima. O tikrai labai dažnai pasitaiko taip, kad objektuose būna kažkur laša ir žmonės tiesiog vietoj to, kad kažką darytų, išspręstų, pastato kibirą. Koks jūsų požiūris į tai? Tam kartui, kol susitvarkyti stogą, gal ir geras dalykas, kad nebėgti į perdangą kokią, bet greitų laikų reikia kviesti specialistus ir sutvarkyti tą vietą. O jeigu tiesiog nėra galimybės iškviesti specialisto, kaip galima pačiam išspręsti laikinom kažkokiom priemonėm tą bėgimą vandens? Tvarkyti nereikia iš vidaus su makrofleksais visokiausiais, putinėti čia yra negalima, tai vis tiek reikėtų jau patekti ant stogaus ir ten jau arba keistą dalį, arba irgi yra dabar tų hermetikų, tai galima ir su hermetikais užtaisyti tą vietą. Tai tiesiog bent laikinom kažkokiam priemonėm tą vietą užlopyti, kad nereikėtų į kibirėlį kaupti to vandens pastogėje, ar ne? Taip. Kultūros paveldo pastatai turi daug visokių pagražinimų ant stogo. Tai yra viena vertus ir funkciniai elementai, kita vertus dekoratyviniai ir ten įvairūs kryžiai, vėjarodės, parapetai, skulptūros ir visa tai trukdo pasišalinti vandenį nuo pastato.
Ir bet kokie viršstoginiai elementai, tai juos reikėtų ypatingą dėmesį atkreipti ir iš esmės, aš sakyčiau, nuo to pradėti. Jeigu pavyksta efektyviai nuvesti vandenį nuo pastato, galima ramiai apsaugoti visus tos kritinius elementus, tai tada tu tiesiog gali ramiai miegoti. Antra dalis yra vandens nuvedimo sistema. Stogo pratęsimas tam pačiam vandeniui. Stogo pratęsimas tam pačiam vandeniui, jam nutekėti tolyn nuo pastato ir visi jį sudarantys elementai. Rolandai, ką reikėtų atkreipti dėmesį apžiūrint lietaus nuvedimo sistemą? Tai kaip ir šnekėjom, reikia pirmiausia pažiūrėti į lietlovius, latakai neužnešti sąnašų ir tada reikia dėmesį atkreipti į lietvamzdžius, kad nebūtų jie užsinešę. O atkreipti dėmesį yra paprastas dalykas, galima pats pastuksent ir jau girdisi, kad jis yra netuščia viduris. Arba yra atkreipti dėmesį, nes jie visi yra sujungimai. Ir jeigu jau jisai bus pilnas, tai šaltis jį išplės. Po žiemos jisai plečiasi, ir čia jau yra praleidžia vandenį. Tada yra pastato fasadai. Fasadai dažniausiai, tiesiog yra visa pastato estetinė pusė, visa jo apdaila. Jeigu valdytojas susiduria su tokia problema, kad reikia atlikti, pavyzdžiui, mūrinės sienos siūlių remontą, tai šiek tiek priklauso nuo situacijos. Jeigu pati, ar siena, ar tinkas, ar kiti elementai yra vertingosios savybės, tai be jokių klausimų yra pirma būtina atlikti skiedinio tyrimus ir tik tada parinkti tinkamas medžiagas, kurios būtų kuo panašesnės į autentiškas. O jeigu tai yra, nevertingoji savybė ir tai yra kažkiek mažesnės vertės elementai, tai yra svarbu pasirinkti orui ir drėgmei laidžius skiedinius. Tai dažniausiai paprasčiausia rinkti tiesiog kalkinį skiedinį ir jisai turėtų būti suderinimas su dauguma autentiškų skiedinių naudojamų Lietuvoje. O sakydama kalkinis skiedinys, tai aš, tarkime, nueinu į prekybos centrą, matau kalkinis skiedinys ir jį perku, ar ne? Ir taip ir ne, tai iš vienos pusės yra svarbu surasti, kad būtų parašyta kalkinis, tačiau taip pat yra svarbu įsigilinti tą smulkesnę sudėtį, nes šiuolaikinėse ir kalkinėse skiedinėse kartais nors yra pavadinimo kalkinis, tačiau vis tiek galime rasti cemento priemaišų ir tada automatiškai tas skiedinys turės prastesnės laidumo savybės ir taip pat uždarys drėgmę, kaip pavyzdžiui tiesiog cementinis. Tai yra svarbu ne tik skaityti pavadinimą, bet ir įsigilinti į pačią sudėtį, renkantį skiedinį. Atsiradusios savaiminės samanos, kurios irgi ardo, ne? Tai tą patį tinka, visa čerpės. Higiena, kurią mažai kas užsijema dažniausiai, bet pastato higiena tai yra būtina, nes bet kokios samanos, dumbliai, mikroaugmenyje ar tenais kerpės, kurios bebūtų, jos ir dažniausiai nesiranda tiesiog be reikalo. Dažnai, jeigu niekas nedengia pastato, jeigu jo pietinė pusė gauna daug saulės, jis išdžiūva, spėja išdžiūti ir pastatas pats susitvarko. Pastatą apėjus, šitoj vietoj auga šitas dumblas, kitose lygtais ir ne. Dėl ko? Čianais yra šiaurinis fasadas. Ir dėl to, kad saulė tiesiog, praktiškai saulės nebūna, jinai tiesiog neišdžiovino šitas. Ir dar čia yra lietvamzdis, čia latakas, drėgmė. Jo, yra lietvamzdis, drėgmė renkasi ir būtent tokiose vietose, kur saulės mažai, kur kažkokia ir surenkamas vanduo yra, arba net, sakykime, irgi būna, kartais pasidaro dėl to, kad, pavyzdžiui, yra stogas kiauras arba lietvamzdžiai kiauri ir kitose vietose, bet būtent, kur daug drėgmės, tenais ir auga šitą mikroaugmeniją ant sienų. Tu man padėsi? Aš padėsiu. Ir tepam. O, yra kažkokia acetono tenais ir stipri medžiagėlė. Aišku, vis tiek reikėtų geriau palikti, kad tiesiog taip greit tada neataugs jos, nes jis kaip ir turėtų tokia tas preparatas. Ta chemija, jinai įsigers giliau. Taip, jis turėtų ir sustabdyti augimą. Tiesiog tobula, dabar pasimatė visi įskilimai dažuose. Dar šiek tiek yra, čia labai nedaug, bet... Bet labai greitai mes čia viską padarėm. Čia gana neblogai šitas veikia. Net tvorai patinka. Toliau yra jau tokie sudėtingesni dalykai, tai yra pastato konstrukcijos. Pamatas, sienos, stogo konstrukcija, perdangos. Tiesiog žiūri tada vizualiai, ar pastatas nesvyra, nesėda, ar kažkoksai cokolinis kampo akmuo neatsiskiria, ar neatsiranda kažkokių naujų plyšių. Na ir kalbant apie stogą, tai yra, turbūt
taisyklė numeris 1, tai reikėtų pradėti tiesiog lankytis palėpėje. Lipant į palėpę, iš vidaus gali pamatyti kažkokį tai, ar nežinau, jeigu tai yra belangė palėpė, tai gali pamatyti staiga atsiradusi saulės spindulį, ką reiškia, kad atsirado plyšys ir reikia jį užlopyti, arba nutekėjimą pamatysi būtent viduje, to, ko nesimato išorai, teisingai? Tai būtent. Bet žinok, yra toks dalykas, kad pastogės atrodo tarsi tokia kažkokia uždraustoji zona. Tenais žmonės nelabai mėgsta lankytis, galbūt dėl to, kad ten baisu pamatyti kažkokių vaiduoklių problemų. Tai žodžiu, stogo konstrukciją geriausiai įvertinti tenais. Tiesiog apsižiūrėti, ar niekas nėra, ar neatsiranda naujų plyšių, ar nėra papuvimų, ar per liūtį kažkur nebėga, aplink kaminus, palei antenas, pasižiūrėti, ar visos gegnės vietoje, ar visi elementai yra taip, kaip suprojektuota, galbūt kažkokio elemento trūksta. Didelė labai dalis senų pastatų buvo statyti kažkokioj istorinėje aplinkoje, kuri turėjo būti daili ir tokia miela akiai ant šlaito, apsupta medžių, parko, apsodinta įvairiais vijokliais. Jo, kurie šiuo metu jau ne taip prižiūrimi kaip senais gerais laikais. Susigyventi ir turėtų omeny, kad reikės nuolat valyti latakus, žymiai daugiau negu kad tavo namas stovėtų kalno viršui kažkur. Mariau, vertingosios savybės, kas tai yra, bent jau kelis momentus gali paminėti? Didžioji dauguma pastato dalių, apimant konstrukcijas, apdailą, bet tarkim, jeigu taip visiškai paprastą pavyzdį, kalbėjom apie kaminus. Tai gali būti įrašytas labai konkrečiai keraminių, raudonų plytų, mūro, suprofiliuotų karnizų, 2 tarpsnių kaminas arba kamino tipas. Tai jeigu randi tokį įrašą, tai tada tu žinai, kad šitas dalykas yra laikytinas vertingąją pastato savybę. Ir tai reiškia, kad jau jo tvarkymu turi užsiimti, testuoti meistrai pagal parengtą projektą. Tu negali savivaliauti ir nugriauti ir pasistatyti kamino, kaip tu įsivaizduoji šiais laikais, ne? Taip. Mariau, gali paprastai paaiškinti, kas yra reguliari, planuojama ir skubi priežiūra? Tai būtų tokie darbai, kuriuos reikėtų atlikti kartą, 2 kartus per metus, tiesiog net negalvojant apie tai, kad galbūt nereikia, kam čia to reikia. Tiesiog turėtų omeny, kad kartą per metus reikia išsivalyti visus latakus, atkimšti lietvamzdžius, išvalyti sąnašas, kurios susikaupusios ant stogo. Ta gali atlikti pats, jeigu matai, kad negali atlikti pats, tai tada tiesiog ieškai sprendimų, būdų, kaip tą padaryti. Reguliariai, tai čia tas pats, kas kaip higienų namų. Taip, tai va būtent tų latakų valymas, nepatikėsi, bet jisai yra nepaprastai efektyvus būdas atitolinti problemas. Tai yra bėgantis vanduo per kelis mėnesius gali pridaryti milžiniškų bėdų, o tu tą dalyką gali tiesiog visiškai paprastai, su elementariom priemonėm, be jokių įgūdžių, tiesiog išvalydamas sąnašas, tu tam užkerti kelią. Gerai, aš apie jo apžiūrėjau, įvertinau ir dažniausiai senų pastatų šeimininkas ką turi suplanuoti? Visų medinių elementų padengimą kažkokia apsauginė danga. Tai yra vienas iš tokių dažniausiai pasitaikančių dalykų. Tiesiog prieidamas prie durų, prie lango, prie vėjelenčių kažkokių tai nuolajų, prie medinės apkalos, tu apsižiūri ir vertini, ar dar kol kas dažai yra neatšokinėja, ar nėra įtrūkių, įplyšių, ar tada jis į puslelės kažkur net nepatenka vanduo. Ir suplanuoji, kad, tarkim, ateinantį sezoną, atėjus pavasariui, kai tik tai pasieks +15, aš imsiuosi šito darbo. Tu, tarkim, žinai, kad aplink tavo kaminą būtina pakeisti apskardinimą, nes per kiekvieną lietų kažkiek tai teka. Tu galbūt laikinai ten kažkuo užtepiai, bet tada esi suplanavęs, kad šitą apskardinimą arba kamino viršaus apskardinimą reikia man pačiam, reiškia, įsivertinti, užsakyti. Na ir tie skubus, tokie jau reaktyvūs darbai, tai yra tie, kurie nutinka kažkokiom stichijom dažniausiai užklupus pastatą. Būna audros nuplėšti kažkokie apskardinimai, nulūžusi šaka pasvirusi pavojingai, pasislinkęs šiferio lapas, per kurį patenka didelis kiekis vandens. Vos tik pastebit kažkokius tokius dalykus, juos iš karto atvarkai. Pasiskambinam savininkui ir sako, kad žinokit, po paskutinio lietaus man dar nutiko tas ir tas, dar gal ar galėtumėt padaryti. Tai tie dalykai, tiesiog jie neišvengiamai nutinka ir šitie
skubus darbai dažniausiai jie ir yra pagrindinis darbų tipas, nes realiai mes dažniausiai nekreipiam dėmesio tol, kol nematom, kad problema iš tikrųjų jau didelė. Kol neskauda danties, tai tol nieko nedarom. Laikinas sprendimas yra žymiai geriau negu jokio ir tvarkyti vis tiek reikia, bet labai svarbu atkreipti būtent dėmesį į tas medžiagas, kurias naudojam ir nenaudoti to, kas yra negrįžtama. Yra kažkokios bendrinės situacijos, dažniausiai pasitaikančios iš jūsų Fixus Mobilis istorijos? Iš tiesų pastebėjom, kad pastatuose vyrauja viena linija tokių naudojamų medžiagų, kurios neturėtų būti naudojamos. Tai jeigu autentiškai pastate nebuvo naudojamas cementas, tai jo negalima naudoti. Taip pat montažinės putos yra tikrai labai gili problema. Kiekvieną kartą pastebėjo objekte montažinės putas, net rankos nusvyra. Na ir taip pat įvairūs dažai, impregnantai, kurie sudaro plėvelę ir neleidžia kvėpuoti autentiškom medžiagom. Tai išskirčiau būtent šitos 3 aspektus, kurie yra labai svarbu, jų tiesiog yra nenaudoti. Ir kad mes suprastumėm apie tai, kodėl šitų medžiagų negalima naudoti, mums reikėtų į tai pažvelgti giliau. Laura ir Erika parodys mums pažeidimus, kurios aptinka Fixus Mobilis mūriniuose pastatuose bei aptars medžiagas, kurios nepadeda, o kenkia tokio tipo pastatams. Laura, mes šiuo metu esame prie mūrinės sienos. Gal galėtum pakomentuoti, ką mes čia matome? Taip, tai iš esmės, ką mes čia matome, tai yra tokie medžiagų nesuderinamumo pasekmė, tai yra netinkamai parinktų taisymo medžiagų pasekmė. Tai kur matome čia išlindusius tokius kaip tvirtesnės skiedinio plotelius, tai čia buvo pasirinktas cementinis skiedinys, akivaizdžiai neatlikus tyrimo autentiško skiedinio, kuris, kaip matome, giliau išdulėjęs yra kalkinio pagrindo. Tai kas čia iš esmės atsitiko, tai yra tai, kad buvo pasirinktas skiedinys, kurio laidumo savybės drėgmei ir orui yra kitokios negu autentiško skiedinio. Taigi į vidų patekus pro tarpelius kažkokius įskilimus drėgmei, kad tas cementas iš esmės uždaro tą drėgmę viduje ir papačia esantis autentiškas vertingas skiedinys dulėja ir krenta, o išorėje esantis lyg korys lieka kaip apvalkalas. Galų gale ir jisai nukrenta, nes nebeturi prie ko prisitvirtinti ir taip yra palaipsniui naikinama tiek autentiška medžiaga, tiek tvarkymas. Tarp įvairių užtaisymų šitoje sienoje matom šitą užtaisymą. Gal galėtum papasakoti, kas čia yra? Tai čia matome iš tikrųjų netinkamą užtaisymą, kadangi jau pažeistos skiedinio siūlė buvo tvarkyta montažinėmis putomis. Tai yra tikrai su autentišku kalkiniu šiuo atveju skiediniu nesuderinama medžiaga, nes kai mes įpurškėme tų putų į šį tarpą, jisai ne tik, kad tai yra prastas oro ir drėgmei laidomos savybės turinti medžiaga, bet jinai taip pat ir praplečia tą plyšelį šiek tiek, kad ir mikroskopiškai, tačiau vis tiek jisai padidėja. Ir dabar mes turime, ko gero, už šios medžiagos besikaupiančią drėgmę ir tas autentiškas kalkinis skiedinys po truputį dūlo ir jeigu mes jį pašalinsime, mes jau rasime viduje ertmę. Tai, ir kodėl tai yra dar netinkama, kadangi šią medžiagą yra labai sunku pašalinti, taip, kad neliktų jokių žymelių ant autentiško mūro, kad iš tikrųjų sunkiai išsiema švariai. Tai ypač, jeigu tai yra vertingi elementai, tai galima labai sužaloti autentišką medžiagą, bandant pašalinti šį netinkamą užtaisymą. Daugelį mano matytų namų tinkuoti ar mediniai paviršiai yra dažyti. Vaikščiodamas net ir senamiestyje matau fasaduose nutrupėjusius dažų sluoksnius. Ir vis galvodavau, kokiagi to priežastis. Keliaukime pas Eriką ir Ingą, kurios apžiūrinėjo dažus mūrinėme pastate bei aptarinėjo pažeidimus, kuriuos šiame objekte aptiko. Vienas iš labai dažnų pažeidimų, kuriuos mes pastebime, tai yra dažų nesuderinamumas. Ir būtent šitoje vietoje mes matome tokį labai akivaizdų atvejį, kai dažai yra atšokę ir jau dalis jų ir nubyrėja, čia tiesiog nusiema. Taip pat galima tiesiog pastuksenus, kur yra duslesnis garsas, suprasti, kad dažai yra atšokę nuo sienos ir jie toj nukris. O priežastis, dėl ko taip atsitiko, tai dažai, kurie buvo naudojami šitoje patalpoje, buvo nepraleidžiantis drėgmės ir oro. Tai vadinasi, siena negali kvėpuoti ir jeigu jinai kažkiek sudrėksta, tai joje esanti drėgmė negali išgaruoti ir ten tada jau tam viduje vyksta procesai. Tai šiuo atveju dažai tiesiog atšoko,
nukrito, kartais net ir būna pažeidžiamas tinkas. Ir ypač jeigu tai yra kalkinis tinkas, kuris yra pakankamai, palyginus su tom medžiagomis yra silpnesnis, tai jisai sudrėksta, pradeda byrėti ir tiesiog ta visa struktūra išyra. O ką tuomet reikėtų daryti, pastebėjus tokius pažeidimus? Girdim, ar ne, kad jau atšoko, suprantam, kad medžiaga naudota bloga, tai ką tuomet daryti? Tai jeigu, sakykime, dažai arba sienos nėra saugomi dažų sluoksniai, pažiūrėjau, tai nėra vertingoji savybė, tai geriausia būtų tiesiog nuimti tuos nekvėpuojančius dažus ir uždažyti jau kitais tinkamais, tai labiausiai kalkiniam tinkuotam sienom tinka kalkiniai dažai, taip pat iš tų natūralesnių klijiniai gali būti dažai. Jeigu siena, sakykime, tenais yra kažkokia tai manoma, arba žinoma, arba yra manoma, kad yra vertingų dažymo sluoksnių, tai žinoma, jau tas nuėmimas, jeigu jie patys krenta, tai krenta, bet, sakykime, jeigu mes matom atsilupę ir suprantam, kad tie dažai nėra geri, bet jie dar laikosi, tai, aišku, nieko geriau nedaryti ir palikti specialistam. Bet čia yra kita problema, nes taip pat būna naudojami dažai, sakykime, aliejiniai ar alkidiniai dažai, kurie labai gerai sulimpa su pagrindu. Ir tokiu atveju net ir specialistams juos pašalinti yra labai sudėtinga. Tai tiesiog būtų geriausia, tai būtų jų išvis nenaudoti istoriniuose pastatuose, bet būna visai. Dažniausiai irgi reikia labai atsargiai žiūrėti, nes net jeigu rašo gamintojas, kad jie yra kvėpuojantis, labai didelė tikimybė, kad sintetiniai dažai, jie nepakankamai galbūt kažkiek to praleidžia kažkiek tos drėgmės, bet jos galbūt ir nepakanka ir jie vis tiek nėra tinkami istoriniams paviršiams. Jeigu ta siena nėra drėkstanti, galbūt galima palikti tuos sintetinius, jeigu jie nesilupa, tada viskas tegul jie būna. Padaryk taip, kad vėliau po tavęs būtų nesunku sutvarkyti. Tai reiškia, kad išlaikyti tą grįžtamumo principą kaip restauravimą. Jeigu kažkokį uždėjai lopą, tai žinok, kad kada nors reikės jį nuimti ir sutvarkyti tvarkingai. Jeigu įpurškiai į mūrą makroflekso, geriau iš vis gyvenime to nedaryk. Ir pagalvok apie tai, kad ateityje reikės mūrininkam visą jį pašalinti ir įdėti normalaus skiedinio. O pašalinti yra labai sudėtinga ir brangu. Šiandien sužinojau, kad priežiūros darbai kultūros paveldo pastatuose lygiai taip pat kaip ir mano namuose turi būti atliekami nuolatos. Iš tiesų susidaro toks jausmas, kad vos namą pastatęs, kitą dieną jį jau turiu apžiūrėti, kad neatsirastų vabzdžių, drėgmės sukeltų pažeidimų, kurių ilgai nepastebėjęs vėliau turėsiu tikrai didelių problemų. Tad atsiradusių pažeidimų neignoruokime, neslėpkime, o stenkimės juos spręsti čia ir dabar, bent laikinais sprendimais. O šiol tikrai dar labiau kreipsiu dėmesį į tai, kokia mano pastato būklė, ją fiksuosiu, o pažeidimų atsiradusių po linoleumu tikrai neslėpsiu, bandysiu spręsti pats, o kur nepavyks, kreipsiuos į specialistus. Kitose Fixus Mobilis edukaciniuose video paliesime kitus objektų priežiūros principus. Medžiagų suderinamumą, vandens nuvedimo sistemos ir aplinkos priežiūrą bei kitas svarbias temas. Suvienykime jėgas ir prižiūrėkime pastatus nuolatos, kad vertingi istoriniai statiniai neprarastų pulso.